Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien pakalbėsiu apie match ir index funkcijų kombinaciją. Kaip minėjau ankstesnėme įraše, match funkcija suranda, kurioje pozicijoje yra tam tikra vertė. Index funkcija grąžina vertę esančią tam tikroje eilutėje, tam tikrame stulpelyje. Apjungę šias dvi funkcijas, gauname dinamišką funkciją, kuri nėra pririšta prie tam tikros eilutės ar stulpelio, bet vadovaujasi kaip pavyzdžiui stulpelio pavadinimu. Pažiūrėkime tai praktiškai. Turime tokią duomenų lentelę. Sakykime, kiekvieną kartą įrašius produkto kodą į šitą laukelį, noriu matyti, iš kokios įmonės buvo pirktas šis produktas ir koks skyrius yra už jį atsakingas. Tai tam mes galime pasitelkti funkciją index. Reikia nusirodyti duomenų sritį, taigi nusirodome visą lentelę. Toliau mūsų prašo eilutės numerio. Eilutės numeris priklausys nuo produkto kodo, tačiau produkto kodo, sakykime, jeigu keistųsi stulpelių eiliškumas, produkto kodas taip pat gali keisti savo išsidėstymo tvarką. Tai galime tada po truputį žiūrėti. Tai pirmiausia, norint surasti patį produkto kodą, mums reikėtų pasitelkti funkciją match. Nusirodytume ar ne kažkokią tai vertę, kurios ieškome. Na ir dabar mums reikia nusirodyti sritį, kurioje turime ieškoti. Sakykime, kad mes nežinome, ar būtent produkto kodas yra nurodytas 3 stulpelyje, jis gali būti nurodytas 4 ir taip toliau. Tokiu atveju mes vėl galime pasitelkti index funkciją. Vėl nusirodom tą pačią duomenų sritį. Šiuo atveju eilutės numerio mums nereikia, galime praleisti, tai tiesiog padarome tuščią ir dedame dar vieną kabletaškį. Ir dabar mums reikia nusirodyti stulpelio numerį, ar ne? Stulpelio numerį mes galime išgauti taip pat su match funkcija. Tai yra produkto kodas, tai vertė bus produkto kodas. Ieškoma sritis šiuo atveju jau bus tik ši viena eilutė, kurioje nurodyti stulpelių pavadinimai. Na ir, sakykime, ieškome identiškos reikšmės, ar ne? Uždarom. Uždarom taip pat ir index funkciją. Ir dabar mes jau grįžome prie match funkcijos. Tai mums reikia nusirodyti tipą, nusirodome, kad vėlgi norime identiškų reikšmių. Grįžome prie pirminės index funkcijos. Mums liko nusirodyti stulpelio numerį. Šiuo atveju mes norime įmonės pavadinimo, tai mes vėlgi galime match pasiimti funkciją, nusirodyti įmonės pavadinimą, vėl nusirodyti pirmąją eilutę kaip sritį, kurioje galime rasti įmonės pavadinimą, identiškų reikšmių, uždarom ir dar kartą uždarom, enter. Gavome Medcare. Galime paimti kokį kitą produktą, štai čia. Jeigu dėl kokių nors priežasčių, sakykime, stulpeliai pasikeičia vietom, na, sakykime, produkto kodą patalpinam į skyriaus, o mums kas čia reikalinga įmonė ar ne, įmonę patalpinam į kategoriją ir kategoriją, sakykime, ir trūksta dar skyriaus, skyrius čia. Formulė išliko, niekas nepasikeitė, funkcija veikia toliau ir toliau ieško. Jeigu įrašysime ir šitą produktą, matome data link, galime pratempti, pasižiūrėti, kaip veikia skyrius. Tik pratempus jau būtinai reikėtų susižiūrėti, ar nepasikeitė tam tikri diapazonai. Bet kaip matau, niekas nenusimušo. Tai matome, kad įmonė
Data link, skyrius gamyba. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.